vos ne pati blogiausia žmogaus savybė, kokia gali būti, yra jeigu jis nekeičia nuomonės, jeigu jo nuomonė stagnuoja, jeigu jis galvoja, kad jis jau viską supranta ir tiem pačiam tobulėti nebereikia, tai šitas žmogus nustoja būti lyderiu, nustoja tapti vedliu ir savo, ir kitiem. Ir atvirkščiai, jeigu nori tapti vedliu, jeigu nori tapti lyderiu kitų žmonių tarpe, tai visų pirma, tu turi išmokti klausyti įdėmiai tai, ką kiti kalba, nes tokiu atveju tu greičiau tobulėji ir augi negu visi kiti. Vos ne pati blogiausia žmogaus savybė, kokia gali būti, yra jeigu jis nekeičia nuomonės, jeigu jo nuomonė stagnuoja, jeigu jis galvoja, kad jis jau viską supranta ir tiem pačiam tobulėti nebereikia, tai šitas žmogus nustoja būti lyderiu, nustoja tapti vedliu ir savo, ir kitiem. Ir atvirkščiai, jeigu nori tapti vedliu, jeigu nori tapti lyderiu kitų žmonių tarpe, tai visų pirma, tu turi išmokti klausyti įdėmiai tai, ką kiti kalba, nes